Sveiki, čia Piks iš savo mėgamojo transliuoju. Ką čia veikiu, tai žaidžiu šachmatais, bandau pasiekti 1700 Elo reitingą. Praeitą kartą buvau pasiekęs iki 1250 ir dar pasirodo dar gavau kažkiek taškų, nes kažkuris žaidėjas sukčiavo paskutinį kartą, bent jau taip nustatė Chess.com, tai man grąžino kelis taškelius papildomus. Ir ką šiandien galvoju padarysiu, tai žaisiu iki pirmo pralaimėjimo. Tai reiškia, kad galiu žaisti mažiausiai vieną žaidimą, daugiausiai neturi ribų, bet būkime biedni, bet teisingi, kad greičiausiai sužaisiu kokį 1-2 žaidimus. Pralaimėjimus anksčiau ir vėliau atsiras. Plius esu visiškai pasiligojęs absoliučiai, skaudančiam ausim, gerklę, bėgančią nosim ir taip toliau, bet pirmin. Taip, žaidžiu greituosius šachmatus 10 minučių. Pradedam, žiūrim, ką turim. Iki pirmo pralaimėjimo žaidžiu. Gerai, oho, kaip greitai iš karto paėjo varžovas. Varžovas yra iš Uzbekistano. Nu, ir aš toliau keliauju. Irgi labai ilgai kažko nelaukiu. Gerai. Taip, tikiuosi šį kartą įsirašys kursorius, nes praeitą kartą, kai įrašinėjau, kažkodėl neįsirašė pelytę, nors peržiūrėjau paskui dar tyčia nustatymus, tai viskas tvarkoja. Turėjo įsirašyti. Taip, kas čia dabar vyksta, tai iš karto jisai taip vadinama tą tokį fried liverį, ar kaip ten ta ataka vadinasi, kur iš karto bando pulti su savo arkliuku, va čia mano šitą zoną visą, bet aš apsigyniau. Ir gerai, ir kas toliau? Toliau vyksta tik tai figūrų išsivedimas, aš turbūt irgi išvedu dar savo arklį. Paskui bandysiu išspirti aš jį iš čia. Jau pavyzdžiui. Gerai, bet prieš bandant išspirti paeisiu čia, vien dėl to, kad labai neįsismarkuotų su savo šitą peškute jisai. Čia gali paeiti, nėra taip baisu. Gerai, ir iš tiesų bandau sulaužyti centrą. Taip. Oho, gerai, kaip suprantu, tai čia jis padarė klaidelę šiek tiek. Neapsiskaičiavo, nes dar yra... Gerai, aš irgi padarau rokiruotę. Mano karalius nebūtų per daug kankinamas. Ir jau yra šioks pranašumas +2. Nes panašu, kad apsiskaičiavo varžovas. Gerai, o ką aš darau? Aš išvijau arklį. Nes nepatinka, kad jis man čia tupi. Gerai. Ir galiu, tarkim, kadangi jau pirmauju, galiu galbūt jau bandyti keistis figūromis. Gal tą ir padarysiu. Oho, tai va, bet daug paskubėjau. Nieko. Mirė mano peškiukas vienas. Ne pasaulio pabaiga. Dabar pabandysiu. Gerai, jo arkliukas gali čia lysti. Čia apginta. Gerai, gal tiesiog aš savo arkliuką labiau į žaidimą išvesiu dar šitą. Ir pabandysiu. Dabar yra jo rikis puolamas. Pažiūrėsiu, ką jis į tai. Jeigu jis net ir patrauks rikį, aš galėsiu šokti ir pasiimti... Ne, negalėsiu pasiimti jo peškiuko, nes jo peškiukas yra ginamas taip pat dar su jo poniuku. Gerai. Aš ką galiu padaryti? Gal aš išsivesiu savo plytą į žaidimą, bokštą, bet reikia labai žiūrėti man šitą vietą, nes jo rikis yra ją nusitaikęs. Gerai,
Taip, jisai nieko nelaukia, eina į priekį. Man turbūt teks grąžinti savo poniuką atgal. Nes dabar pasistumdysim šiek tiek pirmyn atgal. Nieko labai nevyksta. Gerai, ir aš jau matau, kad šitas jo peškiukas yra neapgintas, nes jisai jį gina vieną kartą, o aš jį galiu 2 kartus užpulti, nes taip pat mano valdovė jį gina. Dabar ataka gali tęstis toliau. Taip, jisai puolė mano bokštą. Ar aš turiu kažkokį gerą ėjimą, ar tiesiog man reikia bėgti atgal? Gal paprastai žaidžiu. Einu atgal tiesiog. Gerai. Reikia labai žiūrėti, kas vyksta aplinkui. Taip, jisai bando mano dabar arkliuką pauiti šiek tiek. Aš einu čia. Labai gerai būtų va čia iššokti, dėja, čia yra dar ginama su jo reikiu, tai šitas planas neveikia ir mano žirgelis tiesiog keliauja kažkur atgal. Nelabai kol kas jis gali ką gudraus nuveikti. Pabandysiu jo šitą poniuką išspirti. Ateinančiu ėjimu. Taip. Man reikia žiūrėti laiką iš tiesų. Gerai. Čia dabar šoku nieko. Iš to nelaimiu. Kaip aš sakiau, gal aš pabandysiu išspirti jo ponį iš čia. Labai jau čia gudriai įsitaisęs. Šitas mano peškiukas 2 kartus apgintas, tai bijot kažko neturėčiau labai smarkiai. Gerai, dabar matau jau vieną galimybę. Aš tarkim šoku čia. Su poniu, mano ponis yra apgintas, nes kitas ponis jį gina ir dabar va šita peškutė yra jo neapginta. Pasižiūrėsime, ar jis tai pamatys. Jis to nepamatė, bet per daug džiaugtis neturiu. Pasižiūrim, ką jisai grasina su savo arkliuku. Taip. Jisai tokius ėjimus. Jo, turbūt šitas vat paskutinis ėjimas bjauriausias yra, nes būtų užpulta mano valdovė. Bet aš nieko nelaukdamas šoku iš tiesų į tą neapgintą peškutę pasiimti. Irgi užpuoliau dabar jo valdovę. Dabar aš galėsiu netgi šokti čia atgal, nes šitas yra, aš puolu jį su 1, 2, 3, o jisai kol kas ginasi tik tai su 2 ir galimai dar vienas gynėjas bus pabėgęs. Gerai. Taip, tai aš tą ir darau. Keliauju čia atgal. Dar vienas žuvojo peškutė. Aišku, jisai visą laiką dar turi tą ėjimą, kaip ir sakiau. Dabar man reikia... Jūs patekote į Krištolo lygą, man rašo. Dabar man reikia žiūrėti. Jisai, aišku, yra užpuolęs mano valdovę. Jeigu aš painu čia, ar viskas bus tvarkoj. Taip, jisai galės tada atkeliauti čia. Čia, nu kaip ir viskas tvarkoj, turbūt. Čia nėra labai ką galvot. Taip spėčiau. Patraukiu. Kaip tik dabar jo
arklys poniukas irgi ieškos vietos, kuriam čia gudriau pasidėti. Gerai. Nu ką. Aš iš tiesų galiu dabar nukirsti atgal ir su valdove, bet turbūt geriau būtų visgi su arkliuku. Taip, nesupratau jo idėją. Jo dabar valdove visiškai neapginta yra. Ar jisai duos šachą paskui? Aha, suprantu, jisai galvoja duoti šachą ir atsiimti mano valdovę. Tai šiaip taip, sakyčiau, gudrus ėjimas. Jisai galvoja paskui šokti čia, duoti karaliui šachą ir mano valdovė irgi miršta. Ir mes tada būsim labai lygiai vėl. Nu ką, geras jisai čia surado iš tiesų ėjimą, turiu pasakyti. Bet yra kitas dalykas neblogas, kad mano šitas, šiek tiek kreivai nubrėžiau, bet matosi, mano šitas rykis jau turbūt ilgą laiką, bet aš tik dabar pamačiau, žiūri į jo bokštą ir greičiausiai jo bokštas paskui mirs. Tai dabar aš tą ir darau. Aš numušu jo valdovę, jisai duoda šachą ir čia labai aš negalėsiu ko padaryti iš tiesų. Jisai varo atgal, bet, kaip ir sakiau, jo bokštas miršta. Tas yra labai neblogai. Taip, gerai. Aš grįžtu atgal. Gerai. Reikia gelbėti savo plytą. Dabar greičiausiai jo šitą peškutę miršta. Nu gerai, peškutė dar nemiršta kol kas, bet manau, tai vis tiek tik laiko klausimas. Geras ėjimas, nieko nepasakysi. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu priverstinai padaryti taip, kad apsikeistumėm rykiais. Jeigu jis dar kol kas rykio nepatrauks, tai aš va čia va galiu duoti. Bet jis patraukė rykį. Gerai, nu ką, mano planas laikinai dar vis nepavyko. Taip, man liko 2 minutės, tai į šitą reikia atkreipti dėmesį. Ir šiaip tai gal ir viskas čia neblogai, bet reikia tiesiog man paskubėti. Gerai. Taip. Pabandysiu pasidaryti naują valdovę. Čia gal nelabai baisu. Reikia, aišku, jo, būčiau gudriau šiek tiek paėjęs. Gerai, nesvarbu. Nu, gerai, jis net nepamatė, kad mano peškutė buvo laisva. Tiek to. Gerai, liko minutė, kažkaip man reikia jį pribaigti per minutę. Ir kuomet viskas bus baigta. Toks mano pagrindinis uždavinys. Vis aišku, dabar čia bandysiu desperatiškai duoti kuo daugiau šachų, bet nežinau, ar tai labai veiks. Vienas šachas. Turbūt tai yra viskas.
Gerai, tai pirma pergalė, kaip ir sakiau, kad žaisiu iki pirmojo pralaimėjimų. Tai dar kol kas judu į priekį. Gerai, ir bandom dar vieną žaidimą. Vėl juodi pas mane. Su prancūzų žaisim. Tomeram 13. Tai vat, kažkodėl nenorisi žaisti, jeigu dar čia kurį laiką nepradės žaisti, galbūt pabandysiu naują partiją šitą. Bandom. Nutraukiam ir bandom iš naujo. O, su lenku. Vėl juodieji. Gerai. Savo standartinę kažkokią tai sicilietišką gynybą aš čia žaidžiu. Bet nežinau, kokia čia variacija, man atrodo, čia drakono variacija vadinasi, bet nežinau, visiškai tiksliai taip žaidžiu, kaip reikėtų tą drakono variaciją. Bet vat, sicilietiško gynyboje ir yra, kad vat savo šitą tokį kampinį peškiuką iškeisti jį į vidurinį peškiuką yra visada gera mintis. Taip, tik tai dabar labai reikia būti atsargiam, nes jo valdovė gali kėsintis į bokštą. Tiksliau, jau tą ir daro, kėsinasi, tai reikia apsiginti. Apsiginti variantai yra paprasčiausias čia paeiti su peškiuku, gal tą ir padarysiu. Gerai, dabar jo labai paprastas triukas. Jisai bando, jeigu aš čia atidarysiu nukirsdamas, vis tiek žuvo mano bokštas, taip kad aš negaliu čia kirsti. Aš tiesiog apginsiu per kartelį. Gerai, labai agresyviai jis čia vis toliau bando žaisti, bet aš bandysiu tiesiog padaryti taip. Užpulsiu jo valdovę. Ir dabar 2 vienu metu yra jo užpulti 2 figūrėlės. Tiek valdovė, tiek rykis. Taip, kad kažkas iš jų vis tiek žus. Oho, nu čia neblogas ėjimas. Bet kita vertus jisai savo arklį įkalins šiek tiek, nes jeigu jis jį dabar patraukia, žūva gerai. Čia gražus ėjimas. Šito net nepamačiau ir dabar reikia labai žiūrėti. Čia iš tiesų jisai gražiai paėjo ir aš negaliu kirsti atgal, nes jo yra apgintas su arkliu ir aš realiai turiu 2 legalius ėjimus. Vienas čia, kuris man padarys mažiau bėdos. Galbūt visgi čia ėjimas, nes aš nematau, kad jis iš karto galėtų pulti mane dar kartelį. Gerai. Na, čia stipri ataka. Aišku, aš galėjau išsivesti arklį, būtų gal logiškiau šiek tiek, negu bandyti apsikeisti iš karto valdovėm. Gerai, kas toliau? Labai stipriai ir agresyviai žaidžia iš pat pradžių. Varžovas. Bet nežinau. Žiūrėsim, gerai. Dabar, jeigu aš, tarkim, nukirtu jo valdovę, jisai šoka čia atgal su savo arkliu. Gerai. Aš iš tiesų galiu padaryti kitą dalyką. Aš galiu, tarkim, nukirsti jo arklį.
Gerai. Ir tai yra turbūt viskas. Nes panašu, kad agresyvumai baigėsi. Jisai prarado savo valdovę ir dabar jau tiesiog tokie šiek tiek desperaciniai ėjimai turbūt. Gerai. Jo. Man dabar reikia tiesiog žiūrėti, kad jisai šitą vietą saugots, kad su arkliuku neiššoktų. Nes būtų mirkt mano bokštą. Toliau žaidžia. Nu, gerai. Nepraranda vilties. Neprarask vilties, juk likimas išties šypsos tik atkakliems, tik ieškantiems geriausio. Tai va, gerai. Na, o kas pas mane vyksta? Aš gal išlaisvinsiu savo bokštą, kad į žaidimą įsitrauktų jisai. Taip, ką jis dabar gali daryti? Šoka čia. Gina mano arkliukas šitą vietą. Šoka čia. Gina valdovai. Nebaisu man čia jo tokie šokinėjimai. Tiksliau, čia valdovė negina šitos vietos. Nes čiagi yra mano peškutė dar. Bet nieko labai baisaus gal nėra. Vis dar. Taip, aš gal tiesiog apsikeisiu. Reikia susiprastinti. Kai taip, jis dabar atidengia. O, iš tiesų čia irgi buvo mano klaidelė, nes dabar žuvo mano ponis, nes jisai čia atidengia ir mano lieka valdovė neapginta, bet nieko tokio, nes aš vis tiek gana smarkiai laimiu ir aš manau čia pajudėsiu ir tada, jeigu jisai bandys nuimti mano poniuką, aš jam duosiu šachą, kas yra tikrai labai nemalonu. Ir tada žiūrėsim, kaip toliau viskas bus. Taip, gerai, jam šachas. Jisai jau čia labai gudrus. Numatė šitą šachą. Man reikia, aišku, nukirsti atgal jo peškutę. Kad jinai netyčia netaptų valdovę. Taip, jis turi čia šitą šachą, bet nežinau. Nėra man labai baisu. Iš tiesų. Jeigu jisai dabar pajudina savo šitą bokštą, jam iš karto grėstų matas, nes aš tiesiog čia būčiau paės, tai logiškas jo ėjimas. Jisai stengsis išvaduoti savo bokštą, bet aš nieko nelaukdamas pabandysiu dar apsikeisti tiesiog bokštais. Jisai, aš žinau, kad aš čia palikau čia, pavyzdžiui. Ne, aš net nepalikau, jis apgintas yra iš tiesų, ne. Valdovė. Va, jis to net nepastebėjo, kaip tik. Nu. Dabar jau tikrai nelabai jisai čia turi kokių galimybių. Ką man dar labai smarkiai pakenkti. Nu va, ir iš tiesų toksai va labai agresyvus žaidimas, panašu, kad nepasiteisina. Smarkiai norėjo atakuoti jisai viską, bet baigėsi pralaimėjimu. Nu va, 2 pergalės išėlės ir aš jau esu arti 1300. Gerai, tai ką, dar vienas žaidimas? Dar vienas žaidimas. Gerai, balti. Man, aišku, kažkaip su baltais smagiau žaidžiasi, nežinau, turbūt daugantam. O, dabar analogiška situacija. Kaip aš žaisdavau sicilietišką gynybą, tai va dabar varžovas iš Kroatijos tą patį bando padaryti. Pažiūrėsim, kaip jam sekasi, pagal, jeigu čia yra jo tikri gimimo metai, 69 metų gimimo, tai su nemaža patirtim turėtų būti. Nemažai žaidimų sužaidęs.
Gerai, dabar yra mano neapgintas peškiukas. Gal aš tiesiog stumiu į priekį. Taip, ir jisai nekerta mano peškiuko, logiška, nes jisai turbūt nori, kad aš atgal varyčiau ir sugadinčiau visą šitą tokią grandinę savo šitų pėstininkų, bet man viskas gerai. Aš kol kas galbūt išsivesiu tik tai dar savo rikį į žaidimą, tada galėsiu padaryti rokiruotę. Karalius bus saugiai lovytėje čia. Ir jam mažiau grės visokių bėdų. Aišku, galėjau aš išvesti savo rikį čia ir iš karto šauti jo arkliuką, tada jisai būtų netekęs galimybės padaryti čia rokiruotę. Na, bet jau šaukštai po pietų, aš tiesiog išvedu daugiau savo figūrų į žaidimą. Standartiniai tokie irgi ėjimai. Gerai, dabar galima bus padaryti tai, ką ir sakiau. Jeigu jisai, tarkim, paės čia dar į priekį, dabar jisai nukirto. Gerai, aš pasidarau vis tiek savo stiprų centrą. Tai, jisai tą pamatė. Ir gerai, dabar jisai gali čia arba apsikeisti arkliais. Jo. Ne, nieko aš iš to nelaimiu. Tai gal paliksiu aš čia tą tokią įtampą tarp mūsų arklių ir išvesiu savo kitą žirgelį į žaidimą. Jei ką, aš su... Aha, o dabar jau nebe taip smagu, nes jisai yra 2 kartus mano arkliuką puolantis, tai aš gal tada labai ilgai nieko nelaukdamas pasikaposim, nes čia šiek tiek dabar jisai numuša čia. Aš galiu tiesiog pasislinkti atgal. Gal tai ir padarysiu, aš nenoriu jam duoti pranašumo, kad jisai čia su savo valdove būtų prie mano karaliaus. Man nepatinka. Man patinka, kai mano karalius saugiai lovytėje yra. Šitas mano peškiukas yra neapgintas ir su tai žodžiais jau matau jo kėslus. Taip, kad reikia man kažką galvoti. Paprasčiausias sprendimas yra, tarkim, važiuoti atgal. Ir dabar mano valdovė gina šitą peškiuką. Gerai, jisai toliau atakuoja. Nu taip, nelabai man šitas variantas patinka, bet kitas variantas yra tik tai slėpti jį čia. Gal aš taip ir kol kas padarysiu. Pabandysiu dar paslėpti čia, bet turiu omeny, kad labai nemaloniai dabar yra mano šitas užblokuotas bokštas. Jisai visiškai tokioj yra vietoje įklimpęs. Taip, šitas žaidėjas irgi agresyviai žaidžia, jis bando veržtis ir įkalinti mano rikį. Aš aišku galiu su tuo empasanu, kaip jis vadinasi, nupūsti. Gal tą ir padarysiu. Iš to kils šiek tiek kitos problemos, nes atsilaisvins šita visa eilė ir jisai galės kurti visokių atakų prieš mano karalių, bet aš gal nupūsiu jį, nes kitaip bus nemažai bėdos. Taip, jisai čia bando
sutelkti visas savo pajėgas. Aš pabandysiu jo tiesiog arkliuką šiek tiek pagainiot. Nepatinka manis, kad ten jisai tupi. Gerai. O dabar apsikeitus arkliuku, jisai, jeigu aš apsikeisčiau arkliuku, jisai čia savo įvestų rykį, kas nėra labai man smagu. Gal aš tiesiog pajudėsiu su savo valdove. Čia. Oho, ir dabar aš iš karto galiu jam duoti čia šachą. Deja, šitas laukelis yra laisvas ir panašu, kad jisai išgyvens. Bet pabandysiu aš padaryti taip. Gerai. Gerai, bandau užpulti jo. Gerai, dabar duosiu šachą. Tada pasiruošiam toliau keliauti. Jis dar turi. Och tu, pražiopsojau. Tengi buvo jo karalienė. Gerai. Panašu, kad pirmas pralaimėjimas. Dabar jau aš jau per daug paskubėjau šiek tiek. Gerai, ar aš dar galiu kažką gudraus sugalvoti? Ne, panašu, kad jo, čia per daug paskubėjau. Per daug optimistiškai viską žiūrėjau. Ir iš to likau minus 3 taškai. Minus 3 taškus turiu. Ir man tai nėra labai smagu. Aha, jisai teisingai daro, jis dabar nori tiesiog keistis figūromis. Ir aš jį puikiai suprantu. Jisai pirmauja. Gerai. Vis tiek jisai dabar jau žūtbūt bando keistis figūromis. Mano dabar arkliukas yra neapgintas ir užpultas 2 kartus. Nu ką, man reikia kažkur įtraukti. Gerai. Visiškai dar pralaimiu laiku, tai dabar pasistengsiu žaisti tiesiog labai greitai. Nes... Gerai. Pabandysiu greitai tiesiog žaisti, labai daug negalvoti. Taip. Nu taip, jo strategija suprantama, jisai čia bando tik tai kuo toliau tuo daugiau keistis figūromis visomis. Jisai turi ir laiko pranašumą, taip kad viskas suprantama. Teisingi jo sprendimai. Bet reikia ir man skubėti.
Dar vienas mano peškiukas miršta. Ką jis čia verda? Aišku, jis gali bandyti. Iš čia atakuoti. O, dar miršta šitas peškiukas. Jisai taip pat dar gali čia man duoti šachą. Nu taip, gerai. Ot, velnys, nu. Nu va, tai ir pirmas pralaimėjimas. Deja, nepasiekiau 1300, bet smagiai pažaidžiau, kiek aš čia turėjau 2 ar net 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą, tai labai sąžininga. Ir tiek, toks iššūkiukas. Dėkui, kas žiūrėt, tikiuosi kažką gal įdomaus pamatėt ir iki kitų kartų. Čiau!